Sveiki. Užsienio reikalų komitetas patvirtino, pritarė pažangos pranešimui apie Ukrainą 23-24 metų laikotarpį už 2 metus, kadangi rinkimai buvo praeitais metais. Aš buvau tuo šešėliniu pranešėju atstovaudamas Renew Europe grupę. Geras pranešimas, mes labai atidžiai, labai, sakyčiau, dalykiškai apsvarstėme Ukrainos situaciją. Gerų išvadų yra, pasiūlymų, toliau tęsti reformas, nesustoti kovoje su korupcija ir panašiai, bet žinoma, pagrindinis dalykas tai yra saugumas ir gynyba. Todėl, sakykime taip, Ukrainos klausimas šią savaitę, mano akimis, vėl buvo dominuojantis pasaulyje. Pereisiu prie Jungtinių Amerikos valstijų, tokio sprendimo vėl parduoti ginklus Ukrainai. Nežinau, ar tai yra paskutinis, galutinis sprendimas, ar vėl išgirsime po vienos kitos savaitės besikeičiančias nuomonės. Kas gali žinoti? Žinoma, ginklų reikia, ne vien tik tai Patriot raketų. Ukrainai reikia daugiau. Ir aš labai tikiuosi, kad tai nebus vien tik tai Europos NATO investicija, kur Amerikos indėlis į pasaulio saugumą. Nejaugi amerikiečiai nori tik tai pardavinėti savo pagamintus ginklus, o patys neprisidėti. Siūlyčiau gerai pagalvoti, ar tikrai tai yra tik biznis kaip įprasta, ar gali būti ir didesnis Amerikos karinės pagalbos paketas, indėlis paremiant Ukrainą. Bet, žinoma, pati žinia yra pozityvi, nepaisant to, kad 50 dienų duotas laikotarpis vėl Putinui pagalvoti, mano manimu, yra pragaištingas, niekas nepasikeis, Putinas tik blogės, Putino pozicija nesikeis, todėl nežinau, kam reikalinga 50 dienų, kai galima buvo išspręsti ir per 5 dienas. Juo labiau, ultimatumai buvo atidėliojami jau daug kartų. Štai šią savaitę, trečiadienį, pagaliau išgirdome žinią iš Europos komisijos apie 28-34 metų daugiametį ES biudžetą. Na, paslapties skraistė buvo praskleista, antradienį naktį komisarai buvo surinkti iki 2 nakties, trečiadienio vyko posėdis, 8 ryte vėl jisai prasitęs ir panašiai. Na, tvarkė, braukė, taisė. Aš manau, kad įtampų tenai buvo labai daug, kiekvienas kovojo už save. Aš kalbu apie komisarus, savo atsakomybės sritį. Biudžetas yra rekordiškai didelis, bent jau pasiūlymas, 1,8 trilijono, 600, pabrėžiu, 600 milijardų didesnis negu dabartinis 21-27 metų daugiametis biudžetas. Keičiasi struktūra, keičiasi šiek tiek mokesčių surinkimo balansas ir panašiai. Kritikos daug, iš tiesų. Parlamentas kritikuoja, kad nepakankamai demokratiškas, nesitarta, nežinota, atnešta paskutinę akimirką. Netgi tie derybininkai, kurie atsakingi, buvo palikti, na, sakyčiau, tokioje absoliučioje tamsoje. Socialistai kritikuoja, kad jisai ne per mažas. Kai kurios valstybės narės, Vokietija jau pasakė, kad jie yra per didelis. Aš tik priminsiu, kad, žiūrėkit, Vokietija moka apie 20% į ES biudžetą. 20%, penktadalį. Štai 600 milijonų padidintas, reiškia, taip jau paprastai skaičiuojant, 120 milijardų tiek turės papildomai sumokėti Vokietija per 7 metus. Na, žinoma, tai yra įspūdingi skaičiai, žinant, kad auga ir gynybos biudžetas toje valstybėje ir panašiai. Kitaip tariant, dėrybos tik prasideda. Girdėsime daug ko ir įvairių interpretacijų. Pati struktūra, aš sakyčiau, nieko tenai ypatingo, galbūt daugiau pinigų konkurencingumui, išgirdo Draghi išvadas ir panašiai, 100 milijardų rezervuota Ukrainai. Tikrai neužteks tiek paramos, aš esu jau tikras. Pradedami mokėti skolos, ar ne, apie 30 milijardų per metus mokėsime skolų, kur pasiskolinome pandemijos metu ir panašiai. Visada reikia apmokėti skolas, kada ateina laikas. Kągi, duotas startas, dėrybos dėl biudžeto, ilgamečio biudžeto prasideda. Na ir kaip visada, keletą žodžių apie situaciją Lietuvoje. Tai, kad valdančioji koalicija, vyriausybė pakliuvo į nepavydėtiną padėtį, kada premjeras privalo atsakinėti į klausimus, nepasakydamas visko vienu metu, galbūt net neturi
tos informacijos, negali pasiteisinti. Tai, kad atskiros ministerijos iš tiesų nežino, ką daro, priminsiu štai ir švietimo ministerijos klaideles, kurios tikrai neprideda pasitikėjimo ir panašiai. Noriu pasakyti vieną, kas pasitikės tokia koalicija, tokia vyriausybė, kai jinai pati nežino, nepasitikė savimi. Blogas ženklas, bet kągi, bent jau vasarą matyt teks gyventi su šia valdančiaja koalicija, o rudenį pamatysime. Nemanau, kad viskas tai bus lengva, bet Lietuvai reikia būti stabiliai ir žvelgti užtikrintai į ateitį. Kągi, linkiu Jums saulėto, nelietingo savaitgalio ir geros vasaros. Iki.